Labas rytas visiems. Šiandieną ant mano darbastalio vaizdelis yra visiškai kitoks negu kiekvieną rytą. Tačiau noriu pasakyti, kad jeigu pagalvojate, kad čia mano gimtadienis šiandien, tai jūs tikrai klystate. Aš tiesiog manau, kad kartais rytą galime pradėti ir saldžiai. Na, o šiandien pradėsime ypatingai saldžiai, nes gaminsime kivių ir šampano šerbetą. Kivių šerbetui naudosime šampaną, viskį, kivius, vieną kiaušinį, šiek tiek cukraus, lakelį vandens. Mums reikia išsivirti siurpą. Siurpui mes naudosime 50 gramų vandens ir mums reikės 125 gramų cukraus. Čia jau geriau naudoti svarstykles, nes ši proporcija turi būti labai tiksli. Tiksliai pamatavę ingredientus galime nešti puodą ant ugnies ir pavirti tol, kol cukrus labai gerai ištirps ir iš vandens ir cukraus gausis vientisos masės siurpas. Aš manau, per 5-6 minutės siurpas turėtų būti jau paruoštas. Vis reikia kartas nuo karto pamaišyti, kad prie puodo apačios neprisviltų cukrus. Kada pradeda smarkiau virti, prilėtinkime ugnį ir ant lėtesnės ugnies palaikykime dar kokią 1 minutę. Supjaustome kivius, aišku, prieš tai nulupdami juos ir iš karto galime dėti į indą, kuriame plaksime, na ir galiausiai galbūt šaldysime. Ir taip paruošėme 3 kivius. Štai taip, ir dabar naudosime šampaną ir viskį. Pilame 125 gramus šampano ir mums reikės šiek tiek, labai nedaug, jeigu taip, tai pasakyčiau 1 arbatinio šaukštelio viskio. Štai tiek, labai nedaug. Ir supilame siurpą. Viską išmaišome iki tyrelės konsistencijos, kad neliktų jokių didesnių gabalėlių. Gerai viską išplakę, galime dėti viską į šaldymo kamerą. Šaldymo trukmė priklausys iš tikrųjų nuo jūsų šaldymo kameros režimo šalčio, bet apytiksliai tai turėtų įvykti per 2 valandas. Kad gautųsi geresnė konsistencija, patarčiau kas pusę valandos lengvai permaišyti šerbetą, tada jis bus minkštesnis. Na, mūsų šerbetas jau pašalo, dabar pats metas išmušti kiaušinio baltymą ir jį gerai išplakus įmaišyti į šerbetą. Atskiriame baltymą nuo trynio ir išsukame jį iki putų konsistencijos. Štai taip turėtų viskas atrodyti. Dabar galime supilti į šerbetą. Turime išmaišyti taip, kad nesimatytų, jog viršuje yra baltymas, o apačioje šerbetas. Ir galime išpilti į taurę. Aš bėgu, dedu į šaldymo kamerą ir už 10-15 minučių viskas bus gatava. O dabar šerbetas jau yra paruoštas. Dabar jį galima labai atsargiai ir iš lėto skanauti. Todėl, kad tokiam dalykui reikia šiek tiek pagarbos. Čia juk labai skanu. O pasigaminti vėlgi yra labai nebrangu. Vienam žmogui apsivalgyti iki sąmonės netekimo reikia 4 arba 5 litų. Tai pagalvokit, ar verta. O dabar iš tikrųjų palinkėsiu jums skanaus ir susimatysime kitą rytą.